Vakarojam chebra su Madrilu. Mes, kai buvom Vietname pernai, tai buvo kažkaip tarptautinės naujienos, kad ten kokie 6 užsieniečiai keliaudami ir man atrodo prie Luang Prabango, tai 6 užsieniečiai mirė nuo vietinio kažkaip. Čia ne šita priežastis, kodėl nenoriu, bet šiaip nežinau, gal peržengusios aš juos. Nėra nei interneto, nei ligoninė šalia. Tokia nieko gal atsisveikinimas iš tą planetą priežastis būtų. Mes pakeliui Nankiau, vakar bandėm, bet nepaėjo. Važiavom su motociklu, važiavom 15-20 km ir apsisukom, nes neįmanoma važiuoti su tokiu motocikeliais, tokiu keliu. Su enduro krosiniu jo, bet tada važiuoti be daiktų, tai žodžiu, šiandien važiuojam su mikruškiu.ព្រះច័ន្ទយូរណាស់ហើយកាលពីដើមឡើយច័ន្ទនៅក្មេងខ្ចីមិនទាន់ពេញវងមិនពេញបរមីឥឡូវច័ន្ទថ្លៃពេញរូបពេញរាងហើយណាខ្ញុំសូមនិយាយដោយពាក្យមេត្រីខែពេញបរមីអ្នកកុំអាលខាងខ្ញុំសូមសប្បាយនៅពេលយប់ណាំងអ្នកកុំអាលខាងព្រោះពន់លឺអ្នកភ្លឺដូចជាថ្ងៃខ្ញុំមើលទៅអ្នកភ្លឺល្អពេកក្រៃខ្ញុំគិតមកមេបំរុងសប្បាយជាមួយគ្នាចានរះភ្លឺខ្លាំងខ្ញុំទ្រាំរងាឲ្យបានជាគ្នាខ្ញុំសុខចិត្តសុខកាយដែរប៉ុន្តែអ្នកកុំអាលែងឆាប់ពេកព្រោះដល់ថ្ងៃស្អែករូបអ្នកអន់ថយពន្លឺលែងច្បាំងតិចទៅហើយអចានអើយរូបល្អមិនដាច់ប្រែជាអន់ថយវិញខ្ញុំមើលទៅអ្នកភ្លឺល្អពេកក្រៃខ្ញុំគិតមកមេបំរុងសប្បាយជាមួយគ្នាចានរះភ្លឺខ្លាំងខ្ញុំទ្រាំរងាឲ្យបានជាគ្នាខ្ញុំសុខចិត្តសុខកាយដែរប៉ុន្តែអ្នកកុំអាលែងឆាប់ពេកព្រោះដល់ថ្ងៃស្អែករូបអ្នកអន់ថយពន្លឺលែងច្បាំងតិចទៅហើយចានអើយរូបល្អមិនដាច់ប្រែជាអន់ថយវិញLabukas, ką tik atvarėm jau tokį kaimą šiaurė. Tokie va vaizdai. Čia jau tuktukų
pėsčiom pasivaikščiot. Mažiau civilizacijos. Nonkiau vadinasi. Tai jo. Tai turim cigarečių pigiausių, kokiu esu pirkęs nugalėtoją. Nežinau, vadinasi 40 centų pakelis. Skanaus. Jautienos sriuba makaronų. Kaip vadinasi lietuviškai ta žalė? Morning glory. Kiaušinių. Vandens špinatai. Tai toks pritemptas. Mėlynas dangus matos. Tiesiog taip neatsispindi. Atsuktuvą nuo ryto. Labas rytas. Ką nankiau, tai norėsiu tai pagulėti, dabar 8 dar nėra, norėsiu pagulėti, mėgojant su atidarytom durim į upę, su po šiltais patalais. Prasibudom ten po 6, prie 7. Niekur nenorėjom varėti, tiesiog gulėti ir bet varom į žygį 2 dienų. Einam papusryčiauti, aš dar kavos negėręs, tai patinės. Varom į žygį, į kaimus, plauksim, kopsim ir taip toliau. Tai kažkaip pasikraut protingai Kuprinytę, nes reikės kažkuoti. Jau tuoj varysim. Nemažai, gal visai žmonių bus. Gal dabar kokia 10. Tai toks keliautojų bazė šitas miestelis. Jo, gal kaip San Pedro Atakama panašus. Mažesnis. Manau, kad čia daugiau nieko ir
Ir nėra daroma. Nu, tai čia mačiau daržai, dar kažkas, bet mūsų viešbučio mergaitė eina į mokyklą, kuris yra Long Prabangė, kur čia yra 4 valandas važiuoti. Turbūt būna internate. Šiaip įspūdinga gamta. Jaučiasi biškelį pasaulio pakraštys. Ir keliautojai jau tokie verti visi pagarbos. Nebe turistai. Tai bus fainai visai, manau. Nebeerzina tokie žmonės, nebent ten, nežinau, pradėtų gerti nuo ryto, bet ne, tokie artritinis toksai. Tai džiaugiuosi, kad pavyko išlipti iš to kaldros jausmą, nes jau noriu varyt, kopt, plaukt, daužt, skrist. Jau atsirado nuotaikytė. Galiu papasakoti biškį apie tą kelionę, kur važiavom iš Long Prabangos šitas 4 valandas 140 km. Tai reikia suprasti, kad tokį atstumą tiek laiko važiuojant keliai nėra geri. Nu, tai labai gražus žodis yra, negeri. Jis yra tragiški. Tipo, sakau, geriau būtų žvyras, galėtų būti kelio, kaimo keliai,
Bet čia tai yra, nežinau, kaip po karo, tiesiog iššaudyti ir tu važiuoji tokiam eskim, kur yra to asfalto ir išvažinėja iš priešingų pusių ir ten duobės tokios, kad aš prasmegčiau, taip atrodo. Net paeit, bet iki kelio galėtum pasikišti, ten žiauru. Kur? Ką vyniojam? Kas čia kiaušas ir makaras? Atvykom į kažkokį kitą kaimą. Esam šventykloje, vienuolyne. Angliškai išvertus opportunity, galimybių vienuolynas. Tai čia iš visokių tokių kaimų surenka kviečia, nes vaikus tapti vienuoliais, nes čia yra didelė labai vienuolių mokykla. Mokykla vienuoliams gal. Ir jo, tai čia jie gauna išsilavinimą. Tokia tikra, graži. Kotrinai lipa į apžvalgos tašką. Man nugarą skauda. Jau čia beveik nuo kelionės pradžios. Grįžęs eisiu pas gydytojus. Nežinau ką, pas kineziterapeutą. Kažkaip užspaudė, man atrodo, diską. Kažkoks, nežinau, gal mikro išvaža, gal kas. Reikia žiūrėti, bet užpazmoja kartais tai arba, geriausia, tai arba gulėti, arba stovėti. Eiti irgi, okei. Į kalną lipti, not so much. Einu įsimaudys į upę. Plaukioti yra nice. Tokie niekam nereikalingi pamąstymai. Bet žmonių, kuriam tipo labiau fainai plaukiot baseine, ten ežere, jūroje, man upė. Upė yra pats didžiausias kaifas. Nežinau, dėl tos srovės, ar dėl ko, ar dėl to, kad skendęs pirmą kartą esu upėj, ar kad pas močiutę varydavau prie Nemuno, ten plaukiodavau. Bet upėj man kažkaip pats fainiausias dalykas. Toks, nežinau, ne baleikoj. Jūroj tai jis net neturi su jie santykio jokio. Nei ten mes vaikystėje varydavom prie jūros kažkur, nei ką, nei Klaipėdietės. Man kažkaip tai jūra toks. Aš ten vandeninis. Vandeninis kelia man pagarbą dažnai. O upė, bet toks atrodas. Nežinau. Gerai įsimaudžiu. Varom į paskutinį kaimą, ten miegosim. Pas vietinius, neaišku dar kaip miegosim, bet žodžiu, ten kažkoks audėjų kaimas, jau vakarėje. Įspūdinga. Kuriasi lūžai.
mistikėlė. Nesimato per kameras. Even buffalo, they just and then they just take it, like the raw thing, like because inside like. Kepamas peršiukas. Paprastai. But then we only saw each other very short, then we met up later because she lives in Amsterdam. So what was this? Nusipynėm vazonščiką. Ne, čia būtelė. Perfect. Gertuvė. Many. Go back your water, put water here. Yeah, carry just one bottle of water. Ah, we can use that tomorrow. Yeah, That's what we made them. Hey. What is the bang bang? Noriu. Kiek man bang bang 2? O šitą imam Oreo, Baby Monster. Taip. Gerai, ir ką dar? Ar viskas? Gal dar pasimam rytui energetinę? Okay. Còn vip còn mua. O, nara. Так to istorija tikra? 7 ryto. Kutėje tamsu dingo elektra. Vakare. Ir nėra. Ką jau vandens nebus. Atsirado ką tik elektrą, kai jau buvau apsirengęs, bet nebėga duše vis tiek, ten tas vanduo nepaduoda spaudimą. Eisim į džiunglės. 4 valandas lygtais. Girdisi laukiniai gyvūnai iš miško. Girdisi kažkokie budistiniai spykeriai. Einam valgyti.เก่าซึ่งตามมุงแรกของวันที่ยึดวัดพระกับบาทโคตรนอกคือปัญหานั้นคือมาถึงหน่วยงานที่2แม่หน่วยงานเท่าแก่นับแต่อายุ54ปีเมื่อถึงที่และตายเต่าโฮมอยู่วัดเอาเครื่องเต่าโฮมห้างกาเทียมเครื่องที่เขาจะเฮ็ดบุญเนาะเป็นต้นในที่ครอบประเพณีคือห้าในเลยได้เนาะหน่วยงานที่3เนาะวันที่8 เดือน 1เนาะที่ว่าเอากำลังมดบานเฮ็ดประตูโขงเนาะโดยปากทางเนาะอนามัยวัดอนามัยโรงเรียนห้องการบ้าน สวัสดี เนาะและจัดบอนกินข้าว5 มือวันที่8นี้ Vaikai เป็นผู้ชมกว่า į ท่าน mokyklą ก็จะ laikas. อ่านเนาะ Mėgojau, tai labai daug prisibudinėjau. Ir daug žiauriai sapnavau. Nu, to prasme, netrodo, kad kažkas sapnavau 1000 sapnų. อำนวยความสะดวก Kažkaip keistai. แนะนำไปเนาะยังงานก็ไปมอเตอร์ Nesušalau หัวหน้าตา ir ลุง kieta buvo, bet man gerai kieta. ทางนี้ Tai va, 9 elektra dingo. Tai nei powerbanko nepasikroviau. น้ำไป Powerbankas dar tai buvo, kem 5% tai užteks turėti. Tai va, geras detoksas nuo interneto, เพื่อเนาะ nuo telefono, ten knygos pabandžiau skaityti, kiek kokios 10 puslapių perskaičiau ir užmigau. Tai tas gal fainai. งานที่ 5นี่อ่ะ
Anksti užmigau, gal pusė 10 gal. แทงปลา Normaliai įsimiegojau. Ką varom pusryčius ir ลืมปฏิบัติการ į džinglytės. Kol valgau šokoladuką, dar apie kaimą. Tai čia visi kartu. Šuniukai, vištaitės, rišiukai, mokykla, vaikai. Parduotuvė, ten pat miega, laužiuką. Kūrė. Užlipom. Arba pompa tokia, neypatinga. Pienas ant kalno. Varom dabar į džiungles. Žiemą čia, kur einam, būna upė. Dabar tai nebeslidu labai. Sutikom medžiotoją. So it's cheaper here or in the city? One mouse in the city, 50,000 kip or 100. Here is four mouse or 5, just 100. Yeah, I think here is very cheaper than. If you buy there, you can. Leidžiame žemyn. Buvau kaip šlapės, kaip po liūties. Kažkur apie 800 užlipo metrų. Girdisi, nežinau, ar ten beždžionės, bet panašu. Bet tipo, jos baigščios, nes jas medžioja irgi. I wish I could order an Uber. Tie batai, karočiai, iš Vintedo, iš Tracokai, yra žiauriai geras pirkinys. Nieko nesimato per tą kamerą. Medis įsisukęs. You, Yara? I like hiking, but I wouldn't do it every day. Buvo tikrai kančios, galvoju, ne? Kamas čia draskaus. Čia taip visada būna. Visokia fizinė veikla, ne? O, kilkai įsigazuoja. Prikolas. Ar didžiuojas padaręs? Ką? Su bachūrais perikūras. Visiškai čia jau šį antrą kavą. Visai nešliksti šitą. Ką gaid irgis? Pasipūtęs.
Kazoką kajakų. Paskutinė šitą tūro dalis parplaukti iki Nankiao. Kažkoks apikina beplaukiant, gal pavalgyti. Ir iškart į valtį dėl to. Dabar kažkaip sukamės. Tada mažiuk filmuoja. Ir iš Laoso karalystės. Atsiprašau, iš Luang Prabango karalystės. Labas rytas iš nuostabaus Nankiao. Paskutinis rytas šitų vaizdu. Dar rūkas. Tik standartiškai. 10:10 pradeda taip rūkas jau pakilt, nes prieš tai būna siena. Rūkas kyla ir taip 10 link 11 jau saulė išlenda. Ir apie 5 vėl blausosi, bet tada įsijungia tos ryškios spalvos ir būna labai gražus pavakarys. Ką mes nuveikėm čia? Kai atvažiavom, užsibukinom tą turą ir praėjom tą turą. Tas 2 dienelės. Nuostabus pasirinkimas. Laukiam dabar, kol atvažiuos tuktukas. Tuktukas nuveš iki autobusiuko, pakrausim daiktus, važiuosim iki Luang Prabango. Luang Prabangė į traukinį ir traukinį iki Vangviengo. Nieko realiai dar nežinau, užsibukinom namus. 17, man atrodo. Ir tiek. Gal nuo skausmo vaistų. Grįžus reikės nugarą tvarkytis. Kažkaip nežinau. Po biškį jau atrodo, kad išgijo galva. Turiu omeny ne čia, ten viduj. Jis kaip nerašina. Tipo, ar aš noriu namo, ar nenoriu namo, ar čia jau tipo atostogų. Ponia ateina. Rytoj, man atrodo, iškris man stuburas nuo to kriuko. Visą dieną. Pilta, to. Kauno požeminiai perėjai būna visada. Prašome, viskas nevyksta. Šiandien be kepurės, todėl kad purvina. Gal viena diena iš beveik 2 mėnesių, kai be kepurės. Žodžiu, tai stoty laukiam traukiniu į Vangviengą, atsikratėm kokias 5 valandas. Su Mikrūške, tai nežinau, Loso keliai blogiau už Loso kelius yra nebent nežinau kas. Maskvos CSKA gal. Tai žodžiu, biškelį apie traukinių šitą fotį, apie traukinius ir apie viską. Tipo, šiaip dabar, jeigu važiuotumėm su Mikriuku, iki Vangviengo būtų vėl kokias 4 valandas. Traukinį 5 minutės. Tai šitą traukinių liniją pastatė Kinija, pastatė ant žiaurios skolos, tipo pastatė Losą, nežinia, kada įsimokės. 80% čia keliaujančių yra kiniečiai. Bilietus losiečiam, tipo, galima nusipirkti
Nes šiaip viskas yra kiniečių sistema, kiniečių darbuotojai, viskas, net kavinėse kiniečiai dirba. Viskas atrodo, kad čia yra Kinija. Per žodžius. Jeigu vietinis nori nusipirkti bilietą, jisai laukia, kol paleis čia vietoj sistemą, nes perka bilietus pačioj Kinijai čia įvažiuojant ir pirmumą turi Kinai. Ir tipo, tu turi laukti ten paskutinės minutės, gausi bilietą ar ne. Tai, o mum ten irgi, tipo, paprastai to bilieto nelabai įmanoma nusipirkti. Ten, tipo, yra tokios schemos, kur čia vietiniai, kaip, tipo, turistam parduoda tas bilietas, žodžiu. Nu, tipo, ir tos stotis nežmoniško dydžio pagal Kinijos standartus, tai normaliai. Bet, žodžiu, visiškai ne feng shui. Tai va, tai jo, ir laosiečiai mėgsta kinus, tai daug nemėgsta. 17 namai. Dramblynės nepalankstyti dėl to, kad ir čia yra dramblys. Jau iš tikrųjų pasidarė pocha. Svarbu erdvės būtų darbis. Bet... Ne, nu gražus šitas visai kambarys. Čia yra balkono išėjimas. Reikia įsiskalbt, žodžiu, nes švarių rūbų išvis nėra, yra tik tai purvini, labai purvini arba net nenaudojami. Yra ir suplyšusių. Darau bairį, kad aš išliksiu, mane pagrobė ir aš tik tapkės liko.